sutartines aš pirmą kartą išgirdau, tai jau tada, kada buvo susikūręs mūsų etnografinis ansamblis. Mūsų ansamblis buvo susikūręs 1969 metais. Iš vieno kaimo, tai būtent iš Lazdinių kaimo. Ten man pasakė, kad, sako, yra labai gražiai dainuojančių moterų. Moterys pasirodė labai balsingos, labai gražios. Labai gražiai dainuoja, be galo daug žino įvairiausių papročių, tradicijos. Kada ruošiam parugės, moterys pradėjo, sako, taigi mes parugėm, tai kai eidavom, tai dainuodavom ne tik tai dviem pulkais, bet, sako, ir tokias sutartinės, sutardavom. Ir tai buvo dvi tokios moterytės. Viena tai buvo Semėnienė Marija iš Lazdinių kaimo, kita buvo Trečiokienė iš Galatiečių, bet ji buvo atitikėjusi į Lazdinius. Marija tai buvo gimus 1910 metais, o ta Trečiokienė 1925 metais. Ir jos abi pradėjo derinti, pradėjo prisiminti šitas sutartines. Ir jos mus išmokė. Tos moterys, ta Semėnienė, ypatinga Marija, jin sakė, va šitaip, sako, kai susėsdavom parugėm, tai va šitaip, reiškia, reikia giedoti garsiai, viena truputį net įsiskiria stipriau. Ar mes užklausėm, sakom, ar dainuodavo vyrai? Sako, pas mus tai dainuodavo. Sako, mes visi pulku eidavom, mes moterys jau eina kiek tai priekį, sako, vyrai eina iš paskos, tai kartais, sako, žodžių neužgirsta, nu tai tada jie va šitą ir dainuoja, ten va tokius visokius pritarimus. Tai, nu, man tai ir tos dainos, nežinau, ir mums dabar visiems, nu jos yra malonios, tiesiog geras, gražios širdžiai. Per motulį augdama, darželį eidama, žurcitelį stendama, žaidikelį pindama, čiungalvelę dėdama, jaunimėlin eidama, kaip karutė vėjelis, nuplakė vainikelį, paprašysiu bernelį, kad surast vainikelį. Tai pirmas įspūdis buvo, kad reikia labai didelio susikaupimo sutartinė ir kad reikia geros klausos, kad sutarimo reikia dėl to, kad jeigu, tarkim, pykstasi žmonės, tai jie negali giedoti. Dažnai tai būdavo, kad susipykstat su draugėm ir neišeina tai gerai. Nu, kadangi kolektyvė yra mano sesė, kartais būdavo, kad susipykstam, bet tada jau neišėjo tikrai taip gerai, kaip anksčiau išeidavo. Nes aš kai giedoju, aš apie viską užsimirštu iš tikrųjų. Tu susikaupi ties to, kad susikoncentruoji ties giedojimu ir tiesiog perimi iš vieno žmogaus ir kitam perduodi tai. Ką perduodi? Esmę, žodžius, aš nežinau, tiesiog, aš net negaliu paaiškinti, perduodi ne tik žodžius, bet tą tokį visą emociją. Savo būseną tą, kurią tu tuo momentu jauti. Sesutėla mažoji sadula, Sesutėla mažoji sadula, gražus tavo mažoji sadula, gražus patėvui pinė sadula, ar panelės nuodinė sadula, ar panelės nuodinė sadula, vadinė sadula, nei aš pats
Perkūnkalnis ypatingas pavadinimas, kaip ir ypatingos sakralumo vieta. Vienintelis Aukštaitijoje piliakalnis turintis Perkūno vardą. Tai yra 4-14 amžiaus piliakalnis. Ant jo, kaip pasakoja seni žmonės, kaip rašyta tarpukario spaudoje, buvo akmeninė Dievo Perkūno statula. Ir kai Lietuva priėmė krikštą, ta statula buvo nuversta ir nuridenta nuo piliakalnio ir papėdėje yra ežerėlis, tame ežerėlyje jinai buvo nuskandinta. Žaliau žalalio, žaliau žalalio, tarėmi žalalio, kamenas taslolas, kamenas taslolas, karemes taslolas, lotelį nulatė, karelį nulatė, karelį Susirenkam į repeticijas, ypač tas jausdavosi pačioj pradžioj. Mes pradedam giedoti sutartines ir užsimiršta visi rūpesčiai, atrodo, kad visi vargai, visos problemos, jos kažkur tai dingsta iš tikrųjų. Sutartinės duoda labai daug, jos nuramina žmogų, pastato viską į savo vietas viduje. Pirma, kai giedodavau, tai atrodė, kad turėčiau išmokti tą struktūrą, tą balso pastatymą. O jau vėliau, kai atsirado savaime tas balso toks pastatymas, tada buvo toks jausmas, kad aš stoviu, giedoju ir jau man pačiai gera tiesiog. Tai tas nustebino tikrai dėl to, kad aš galvojau visada, kad aš mąstysiu apie tai, kaip aš turiu pastatyti balsą. Bet vėliau, kai tai jau atsitinka, kai tavo balso pastatymas atsiranda tas, tai tada tau tiesiog gera tai daryti. Taka upelė dobilė, taka bilė, dobilė, taka bilė, dobilė, taka bilė.
jeigu, tarkim, mokyklose koncertai būna, tai jaunimui ne visada patinka. Jeigu vyresnio amžiaus žmonėms, tarkim, mano tėvų amžiaus, kažkur nuo 40 iki 50, jie grožisi tuo dalyku, o seniems žmonėms, tarkim, mano močiutė kokį arba seneliui, tai už tie dalykai jie taip pažįstami giliai, atrodo, kad jie džiaugiasi, jie pamato mus apsirengusiais vien tautiniais rūbais, jiem jau laimė. Pačioj pradžioj, kai mūsų ansamblis pradėjo dainuoti, girdėjom visokių atsiliepimų, kokios čia čigonės, kaip čia jos apsirengia, ką jos čia dainuoja, o dabar žmonės priprato ir priima visiškai normaliai ir su malonumu klauso. Uloja lalija, uloja lalija, uloja lalija, lygian laukan rūgių pjauti, uloja lalija, uloja lalija, uloja lalija, saudus lietus debesėlis, uloja lalija, uloja lalija, uloja lalija, uloja nuolietulio, uloja lalija, uloja debesėlis, uloja lalija, jau liepelė nemotulė, uloja lalija, šakliojas nesasnulės, uloja lalija. Stajaciškio kalnas yra prie upelio Sirvetos į Skaistupio. Kaip seni žmonės pasakoja, tai kad ti labai seniai, gal prieš 600 metų adoj daugiau, tai ti buvo pilis. Prie pilies buvo labai sunku prieiti, ba 3 atkosai šito kalno buvo labai status. Įdo ant to kalno stovėjo pagonių bažnyčia, jų vadino žinyčia. Valdovas tai buvo Stajata vardu. Ir vis priešus nugindavo, niekaip negalėjo užimti šito kalno ir šitos pilies. Labiausiai tai jau prasidėjo, kad Jogaila tapo karalium Lietuvos ir Lenkijos. Tada jau norėjo juos pakrikščyti ir jam norėjo, kad visi melstų tiek vienam Dievui, kad nei medžių niekokių garbinti, nei nieko. Priešinos labai. Į paskutinę jau tokis jau buvo užpuolimas, tai truko 3 dienas. Ir tada jau valdovas suprato, pažino, kad jau nieko neišeis. Jau jų visiškai sylos jau nebuvo, kad gynė į vaikai, į visi, kas ku galėjo darė, bet niekaip. Jau ragėjo, kad jau vis tiek juos užims. Tada pasakė Stajata, nieko jie ilgai čia nepasdžiaugs, užgrebį ir prisakė, kad dėkit visus turtus, kas yra, sukrovė vienon vieton ir sudegino, ažudegė. Į ką pažudegė, Adas į pats unšoko šiton ugnin ir sudegė. To bažnyčia tai liko. Tai bažnyčia neilgai stovėjo į bažnyčią. Vienu Velykos dienų, pačioj sumoj, kad buvo pakėlimas, taip sako žmonės seni, kad į to bažnyčią pragriuvo skradžiai. Jis su savo visom viežom, jis su kunigu, jis su visais žmonėm. Tada vėl meldės toliau
pagoniškai. Ir tada jau nutarė, kad vėl ko reikia pastatyti koplyčių. Tai vienas žmogus, jau skaitęs, kuonas pats razumniausias yra Staječiškio žmogus. Tas žmogus ėjo ryti žuvaus anksti paskėlis. Nu, eidamas Andas prie tų daiktų, užgirdo, kad įkas tai šaukė vardu. Anas apsdairė, ale nieko, kad tynės ragėjo jam. Tai Anas pamislio, kad gal tik kur tai paskavoji vaikai šūkauja. Anas nuvėjoti. Nuvėjo, padabojo, a vaikųti nėra niekokių. Tada į vėl jam tas pats balsas sako, reikia čia pastatyti kryžių į tam daikti. Nu, Adas pamislio, ne, susbuntų jau, ne kryžio, koplyčių, koplytelai pastatyti. Nu, ir tada to koplytelą buvo pastatyta. Pastatė koplytelai, į to koplytelą greit labai sunyko. Staječiškio vaitų kryžių. Tai kodė tai pradėjo lankyti, niekas neatsimena kadu, ne tik šitose kryžiavosi dienose, a 10 pėtnyčioj po Velykų. Susirinkdavo žmonės, apšienaudavo pirmiau į tų kalnų, kad būtų gražiai atrodyti, apstatydavo kryžių beržiukais, žaliais, atvažiuodavo kunigas, nu ir žmonės melsdavos, įdėdavo apieras. Apieras dėdavo, kas kų turėjo, į linus, į kiaušinius, į lašinius, kapkas į pinigų. Tada ažitas apieras kunigas atlaikydavo mišias. Dobiliuci žaliasai žolinuci, jaunas dobiliuci, jauna netekėlė. Dobiliuci žaliasai jauna netekėlė. Aš miestelio berno, dobiliuci žaliasai žolinuci, miesteliškas bernas, ratai vagas varo. Dobiliuci žaliasai žolinuci, ratai vagas varo. Tušti darkai žaliai, dobiliuci žaliasai žolinuci, jaunas sazalas, jauna ištekėlė. Dobiliuci žaliasai žolinuci, jauna ištekėlė. Aš saviškio berno, dobiliuci žališkio bernuci, saviškis bernas, sunkiai vagas varo. Dobiliuci žaliasai žolinuci, sunkiai vagas varo. Pilni tarpai žaliai, dobiliuci žaliasai žolinuci, dobiliuci žaliasai žolinuci. Pradėti galbūt nuo darželinukų net, gal pradėti nuo šitų pirmokiukų, antrokiukų, trečiokiukų, pradinių, tada vyresnių. Kaip mes jas integruosim, taip ir priims.
nepasakyčiau, kad mokiniai nenori, aš galiu kalbėti tik tai apie savo mokyklą, todėl kad vaikų noras dainuoti yra ir gana didelis. Ir vat, kada atsiranda entuziastai, kurie atsiranda, kurie moka, kurie gali patraukti vaikus, tai vaikai su malonumu ir mokytųsi, ir dainuotų, tik tai reikia, kad ir muzikos mokytojai būtų stiprus, ypatingai, man atrodo, kaimo vietovėse. Čia gal, aš ne į temą kalbu, bet mano nuomonė tik tokia, tai viskas priklauso nuo mūsų. Aš tai manau, kad jeigu jaunimas domėsis, jeigu taip vadovai patys imsis iniciatyvas arba patys jauni žmonės tiesiog imsis iniciatyvą, tai tikrai gyvuos ir atsiras dar daugiau festivalių, renginių, konkursų. Man atrodo, kad sutartinės gyvuos, ko gero, ir vis tiek rutuliosis iš jų kita muzika. Sutartinė